Žiema baigėsi ir vėl tas pažįstamas vaizdas, nešvarūs stiklai, tiesiog užkonservuotas purvo sluoksnis. Su tiek daug stiklo šluostė ir savo 2 rankytėm galėčiau čia ir pražilti, kol viską nuvalyčiau iki išblizginimo. Gerai, kad turiu jį, Hobot E6 Pro išmanųjį langų valymo robotą, kuris keičia požiūrį į švarą. Man telieka lengvai nubraukti didžiausią purvą ir pasirūpinti langų rėmais, o toliau jau viską padaro jis. Tai reikia uždėti švarę šluostę, sudrėkinti ją specialiu skysčiu, kurio pripildau ir 2 roboto talpas, ir pritvirtinti robotą prie lango. Prisipažinsiu, aš net nemoku taip nublizginti stiklų, kaip tai daro jis. Hobot E6 Pro aprūpintas pažangia dvigubų purškimo sistema, kuri tolygiai paskirsto valiklį abiem kryptimis, kad neliktų nei dėmių, nei dryžių. O ne tik nelietus. Gamintojas nerekomenduoja valyti langų per lietų, tačiau mes juk čia susirinkome ištestuoti robotą, tad praėjus šiam lengvam pakrapnojimui neatsispyriau pagundai išbandyti. Patentuotos dvigubo valymo šluostės juda pirmyn atgal 600 kartų per minutę greičiu, kad veiksmingai pašalintų dulkes ir nešvarumus, panašiai kaip žmogus valo langus, tačiau daug greičiau ir paprasčiau. Tad po kelių pasivažinėjimų skirtingomis kryptimis, žinoma ir šluosčių pakeitimo, vuolia turime švarų langą. Na, o kitos dienos rytas mane pasitiko su kaitre saulė, kas irgi nėra tinkamiausios sąlygos, bet jei eksperimentuoti, tai iki galo. Tad tiesiog sudrėkinau šluostę, išjungiau purškimo funkciją ir paleidau robotą pirminiam valymui. Kaip matote, jis puikiai privažiuoja prie derėjimo stiklo atskirimo, kraštų ir svarbiausia, jis telpa tarp turėklo ir parapeto, ten kur pati net nepasiekiu išvalyti. Prisipažinsiu, man šie turėklai toks vargas, kad aš jų net nevaliau praeitą sezoną, tad galiu pasakyti, jog jau po pirmo roboto valymo toks rezultatas, ypač kaip lauko turėklams, man jau būtų pilnai tinkamas. Tačiau dar kartą pakeičiau šluostę, sudrėkinau ir paleidau robotą su purškimo funkcija, kad valymas būtų visiškai užbaigtas. Patogu, kad robotą galima valdyti ir telefonu per išmaniąją aplikaciją, bet nereikia visą laiką būti šalia. Bet kaip čia nebus, kai rezultatas matomas iškart. Net boružėlė iškart prisistatė ant švaraus stiklo. Jūs tik pažiūrėkite, kaip blizga stiklas. Pagaliau bus galima pilnai džiaugtis vaizdais už lango. O robotas tikrai nustebino, net saulė nesutrukdė pasiekti tokių rezultatų. O juos matote patys, specialiai šalia palikau nevalytus stiklus. Ar dar dvejoji dėl langų valymo roboto? Drąsiai galite atlaisvinti rankas ir sutaupyti laiko.